Kaip atrodė miestas, kuriame senelis gyveno? Aš gyvenau, Rokelį, Rokiškio mieste. Ir gimiau, ir augau, ir apsiženijau Rokiškio mieste. Rokiškio miestas buvo labai mažas, mažesnis negu dabar. Nei tavo namelių nebuvo da pastatytų. Dabar, kur Maksimas parduotuvė, tai būdavo autobusų parkas didžiulis. Daug labai mašinų būdavo ten. Ir gyvename su tavo mačiuti, tada gyvenam promačiuti, nemačiuti. Gyvenam Taikas gatvėj. 3A namas. Ir būtas 52. Tai va, kaip Rokiškis dabar labai pasikeitė. Kokios telefonus jie turėjo? Oi, Rakuti, mes turėjom tik tai laidinį telefonų. Toks kiekvienan būten laidas buvo investas ir toksai suki, kiekvienų skaičių turi sukti su tokiu rateliu. Nebuvo dabar mobiliakų, nieks neturėjom. Tai va, mūsų telefono numerys buvo 5263. Tai va, Rakeli, kokie buvo laikai. Ačiū.